Nustok naudoti meditacinę muziką, kada tau reikia susikaupus dirbti. Kur problema? Problema yra tame, kad tu lyg vienu metu spaudi ir akceleratoriaus pedalą, ir stabdžių pedalą, bet neįmanoma pajudėti iš vietos tokiu būdu. Profesionaliai sukurta meditacinė muzika skirta kaip tik tam, kad atjungti tavo sąmonę, kad sumažinti jos intensyvumą, kad žmogus galėtų persijungti į jausminę sferą ir į kūno pojūčius. Nes mokinantis medituoti pagrindinė problema yra per daug aktyvi sąmonė. Kada tau reikia susikaupus dirbti, tau reikia aktyvios sąmonės. Tam netinka meditacinė muzika. Aprašyme prie šio video aš įdėsiu keletą nuorodų, kur tu gali rasti profesionaliai tam padarytos muzikos. Tai yra, pavyzdžiui, binauraliniai ritmai, Hemisync technologija, kurie yra skirti tam, kad suaktyvinti sąmonės veiklą. Jeigu neturi tokių galimybių, keliauk į Spotify ir Apple Music, pasieškok muzikos skirtos skaitimui. Tik čia jau tau reikės atsirinkti pačiam. Ar tau reikia greitos sąmonės, greitiems sprendimam, kada nėra laiko, kada reikia tempo, bus vienoks ritmas, kada reikia lėčiau, kada reikia gilintis, bus kitoks ritmas. DFB metodikoje mes profesionaliai mokinamės, kaip keliauti į skirtingas būsenas. Sek mano kanalą, aš dalinuosi saviugdos perlais, kurie skirti kasdieniniai veiklai. Arba bent jau